Tai turbūt šitas, nes galbūt jame yra ir to, apie ką kalbėjau, jis yra visiškai kaip ir tokia vaizdinys iš natūros ir labai mažai pakeistas, kartu ir labai abstraktus. Tai kažkoks galbūt jis turi to, kaip aš įsivaizduoju, kad norėčiau galbūt ir toliau dirbti ir ką aš kartais bandau tarsi daryti. Taip pat man visai tas yra įdomus, nes tai yra toksai vėl iš tų darbų, kurie gal mažiau įprasti man tokia, gal daugiau jame ir humoro ir jis tokia kaip ir peizažo parodija, tarsi toks sukonstruotas Alpių peizažas su ledynu, kažkokiais ledyniniais ežeriukais, baseino ir pjaustymo lentelės motyvų, tokių labai inžinieriškų. Tai ir šitas, ir vėl jisai gal tokio turi gal daugiau abstraktumo, kažkokio net ir tapimo aliejum daugiau, ir šiaip šitai parodoje turbūt daugiau yra detalių, nes aš dažniausiai dirbu su akrilu. Tai va. Bet lygiai taip pat galėčiau apsisukti ir sakyti, kad šitas taip pat. Iš tikrųjų sunku pasakyti, prasme, džiaugiuosi, kad yra ne vienas darbas, kuris prie širdies iš tikrųjų artimas ir nėra tokio tiesiog profesionalaus santykio su jais, visi jie artimi.